Eins, zwei, drei. Susirenkam jau antrą kartą prie Minijos naftos generalinio direktoriaus pono Hazeltono namų, kad išreikš savo nuomonę ir parodyt, kas yra šios žemės šeimininkai. Paskui pasižiūrės, katras gražiau išėjai, žinai. Praktikos kažkokia auditorija. O, tai jeigu aš atmet vadins, negu šnekėt. Man nicht. Tu Marso tą turėtų pasiekti. Vienu sakiniu. Tai gerai. Man atrodo, kai jie čia ir negyvena irgi liktai. Gyvena, jis grįžo, kad. Jo. Gyvena čia ir visi yra jie čia. Nu, kas mums belieka lietuviams? Kas mums belieka? Aš puikiausiai suprantu. O tai jis įsikvietė, ne? Nu, tipo irgi, bet mes tik tais, mes galim, jeigu ką tik, jeigu teritorija, o čia jiem nepriklauso. Mes jau taip nesibrausim kaip jisai. Gal jisai... Jisai matyti išsiganda. Gal išsiganda, gal nėra tai buvę. Taigi amerikiečiai patys rodė, kaip gyvuliai, arkliai stovi apsišėrę, kaip irgi sako apie tas skalūnės dujas ir vandenį atsuka iš krano, žiebtuvėlį pridė, vanduo dega. Nu, sako, o. Tikš. Irgi prisijungiau, nors medai ne viešą, jau viršijau. Sakot? Taip. Bet negalim. Ar leidimą turit? Iki 15 žmonių nereikia. Kokio leidimo jums? Konkrečiai. Kokio leidimo jums? Mitingai? Vietoj? O kas čia vyksta? Suskaičiuokit, prašau. Labai čia nėra. Labai gerai mokslo. Aš mokslo pasibaigęs. Na, tokių klausimų ir neuždavinėt prašau. Kokiu pagrindu čia pradedam? Kaip sako? Kokiu pagrindu čia? Nu va, čia gyvena žmogus, kuris, kaip sakant, braunasi į visų erdvę. Taip. Murzinom kojom ir visiškai nekreipdamas į nieko dėmesio. O mes tiesiog parodom, kad mes irgi esam šalia. Pilietiškai atliekam pareigą. Jūsų ir mūsų vandenį saugom. Jūsų ir mūsų aplinką saugom. Gal sunkiai įsivaizduoti. Net klaipėdiškai turbūt esame. Nes Klaipėda jau piketuotojais puikiai visi išmano. Ir tokių klausimų atvažiavę neuždavinėja. Ne, nu viskas gerai, žmonės prižiūri tvarką. Jeigu žinot komisarą, pasiskambinkit jam ir paaiškinkit. Nu paveiksluoja, nu filmuoja. Nėra tokio. Kaip tai nėra? Šiais laikais nebebūna organizatorių. Turi būti kažkas? Nėra. Nesupratau. Visi savanoriškai. Nu kažkas ne to. Iki 10 žmonių turi teisę. Kad iki 15. Iki 10 žmonių. Ne, nu jūs tikrai atsilikęs esate, gerbiamasis pareigūnas. Aš šnekėjau iki 10 žmonių. Tai kad yra pakeista nuo berods prieš pusmetį iki 15 žmonių. Nekompetentingas jūsų vadovas. Plus atskiros... Ne vadovas, o budėtojas, pataisa. Ne, nu tai to labiau. Gerai, tada visų duomenys prašyčiau, asmens dokumentus jūs paruošėt. Visi.
Būtų malonu, kiek visų. Jo, nes tai, sakau, yra Klaipėdų irgi tai buvę, kol dar O ta prasme, jūs čia užfiksuojat kaip piketą, kaip ką jūs čia Aš fiksuojat? niek nefiksuoju. O tai ant kelio draudžiama stovėti čia? Aš niek nefiksuoju. O tai kam jums reikalingi mūsų pasakyti? Kodėl jūs mane filmuojat? O kodėl aš negaliu jūsų filmuoti? Kodėl jūs mane Man filmuojat? tai keista, kad Kodėl čia visiems juokinga? Ne, Nu tai ko jūs klausimus uždavinėjate neatsieta jokingus? žmonės, Nu, bet jūs jokingus klausimus man keista, uždavinėjate. kad jūs be fotoaparato atvažiuojat, Nu. be kameros. Neturim galimybių. O dėl kokios priežasties jūs prašote dabar dokumentų iš manęs? Asmenybės nustatymai. Kilo įtarimas, turi, kaip sakant, be pagrindo niekada Mes negalima ne lietuviai prašyt žmogaus, atrodom. Turi kilti kažkoks įtarimas, kad kažką tokio negero daro matyti ar ką tai. Kažkokį voktą daiktą turim gal. Klausykit, gerbėmiai, ilgai žadat būti čia. O jau kiek Dievas duos? Nėra nepribojama niekada yra. Kai sakant, bereikal jūs laikas. Nieko Jūsų blogo. asmens dokumentas. Nieko blogo, man atrodo, čia ne jiems nedaro, kiek matau. Rimtesnė dabar polsiauto ir jiems siunčia kažkur vien, žino, kad tikrai nėra reikalo. Jokio pažeidimo, nieko. Tai jums ponas Hazeltonas ir iškvietė? Asmeniškai ne, jis Mane bodėtis iškvietė. nu jo, jisai Matau. su eiliniais nebendrauja, toksai ponas. Jisai pas mumis labai grubiai ateina. Neturim. Kaip dabar, žinau, kas jūs kavus. Pilietis esate. O privalomai į paplūdimį eit pasą neštis, einant į paplūdimį, dar kur nors einant. O sakyk, kaip aš asmenybę nustatysiu? Privalomai. Nu tai atvykit kažkokiu laiku, susitarkit, Tai žmogus reikia, žinoma. pristatys. Bet kuriuo paros metu, Tai bet kaip aš kur einant, pasitikėsiu? reikia turėti pasą. O kodėl, gal kartais asmo gali būti kokiais nors paieškomas dėl ko nors? Nu tai Kaip jūs taip, nu galvojate, tai. aš dabar Kokiu duosiu duomenis pagrindu? bodėtojui. Nu taip iš kokiu Nu, tai pagrindu, taip. kuo jūs įtarėte jį? Bet ar jis Tai man reikia duomenų, vyksta tai piketas, kaip jūs gausit- sakėt. Nu kažkas tokio. Sėdi man kelio šitai. Tada sakyk jūs savo vardą pavardę. Asmens kodą gal žinot? Gimimo metus. 80. Sultis. Taip, sultis. U. U, S kaip saulė, U kaip upė, L kaip lopas. 7. Būtas? 12. Ir sakykit dabar, kur bus panaudoti mano duomenys. Kaip jūs galite susirašyti mano duomenys ir jų niekur nenaudoti. Aš esu šiaip valstybės tarnautojas, policijos pareigūnas, aš turiu teisę jūsų duomenys patikrinti. Jūsų duomenys nebus niekur panaudoti. Aišku, ir gal galima pamatyti jūsų knygutę užrašų, kaip jinai atrodo, ar koks pavadinimas ant jos Čia užrašų. mano darbo priemonė. Ar galima ją pamatyti, nes Čia aš mano matau darbo jūsų priemonė. visus kitus. Va. Prašau. Tai va, tai mano darbo priemonė. Dėkui. Aš galiu atsakyti. Tai gerai tada. Čia gal jūsų duktė? Ne, mano duktė. Augustė. Gal turėsiu. Tai sakykit. Prašau. Taip, palauk, aš dabar norėčiau jums vieną tokį momentą perskaityti. Prašau, galės perskaityti, kad jūs man duomenys leisite. Galės skaityti. Klausykit, susirinkimo organizatoriai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytų susirinkimo Kaip jūs dienos privalo pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių. Vienu. Pareigūnas šito nenori girdėti. Spalio. kad jį suklaidino. Budintis pasakė, kad 10. O čia yra jau ta pataisa, kokia pusė metų. Ne, kur gyvena? Pareigūnai gerbiamas. Palaukit užsiėmęs dabar esu. Gerbiamas pareigūnė. Taip, prašau. Gal galėsit prieiti ir nuraminti vaiką, kad jai nieko nebus? Tai kada aš kad nieko nebus? Duomenys. Ne, neverksit. Sustuk šaus. Nebūtų savo požiūrį. Du, da hätte sich gefreut. Aber so wie du sagst, schönere Werbung kann nicht mehr sein. Pareigūnė, gal galit nuraminti ir pasakyti, kad tikrai jai nieko nebūtų? Atverkiau jų.
Mums prisistatė bent jau, kas mums yra? Nepasakė, ne, nei savo vardą, nei pavardės, ne. Su mumis buvo ir jas. Nu, galima pamatyti jūsų darbo pažymėjimą, nes jūs taip neprisistatėt. Kuo vardu, kokiam... Vyresnis patrulis Artūras Galdikas. Artūras Galdikas. Taip. Malonu, iš Palangos, ar ne būsit? Dirbu Palangos. Supratau, nes emblema berods Palangos buvo, ar ne? Nu, turbūt, jeigu gerai matot. Iš Nidos. Nida Rusija buvo išgrėžė, nenaudoja, Brazausą atidavė. Tai va, o dabar dar nori pradėti skalūninių dujų ieškoti. Nu, gerai, turėsim dujų. Rusija brandė jam. Nebebus vietos mums gyventi. Tie, kad firma darys, gręš, sprogdins, tie ir pasijėms. O jo, amerikonai visą laiką bėni, vabals jėdzi, straigus jėda, ne visi bėni, straik visko nevėdai, sleiks, na tik. Tai jau dabar vis pasaulis kratosi to, ką jie daro, bet... Na jau kiti... Pasiskaitysite. Informaciją. Čia ateisim dažniau. Nes tas žmogus eina per jėgą į visų, kaip sakant, valdas, tai mes irgi turim jam parodyti. Jo. O ką daryti? Iš visur, iš visos Lietuvos. Iš Lietuvos. Iš Klaipėdos. Apo, tai dar. Išplėšė. Tai va būtent. Taip skaitą, ar tu sejoną daugė. Sen merdė, ką? Ne. Bet nedaug ženvelnišką. Kaip ta Valinis pasakė, Bob. Į Valinskį išmetė iš pirmininkų. Kam Bob pasakė. Nu, jam Bob į, ne? Jeigu žmonės užpuolė mušti, tas vat čia gyventojas. Aš labai tikiu geologijos instituto išvadom, aš labai mokslininkų išvadom tikiu. Tai ir, o ką mokslininkai pasakė? Bet naudos, kai tik žmogus teisingai sako, kur ta nafta 2 procentai Lietuvai, tai kas iš to, jeigu, kas iš tų dujų, sako, aš jums pasakysiu, aš esu Nemirseto seniūnaitis. Tai labai konkrečiai, žinokit, ten išgauna Lotosas naftą, mes jam pasakėm. Kad čia, žinokit, mes kalbam kaip Žygaičių kaimas. Konkrečiai. Būkit malonus. Negalvokit, kad mes indėnai. 15 metų eksploatuoja, dar 15 eksploatuosit. Palikit, kad bendruomenė prisimintų jūs geruoju. Tai padarė kelią ir dar žada padaryti techninį projektą, kad galima būtų jį išasfaltuoti. Tai yra konkretūs dalykai, kas yra bendruomeniai svarbu. O jeigu būtumėte ne mūsų valia buvo leisti jiems arba neleisti, bet bendruomeniai būkit malonus irgi duokit. Tai žiūrėkit, tada aš įsivaizduoju, jeigu Žygaičiai mokėtų savo naudą iš to išpešti, tai... Ne, ten neparsiduos ne vienas. Nu tai... Nes ten yra problema jau, kurios nebeatstatysi, tai... Tai aš įsivaizduoju, kuo ten viskas pasibaigs. Tai nieks nepasibaigs. Kaimas ir bus tuščia vieta. Kaip sakot, išdegins, sudegins? Ne, nesudegins, išmirs paprasčiausiai jie.